Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Šiandien mes ant Kuršių marių ledo ir kaip supratote, važiavom iš Ventės. Pakankamai toli ir šiandien pirmoji mūsų žūklė ant Kuršių marių, tikrai ne paskutinė šiemet. Žinau, kad nebus lengva rasti Lietuvos pusėje ešerių. Čia ne Rusija. Bet aš manau, kad viskas gerai. Su mumis Audrius Jakštas, kuris čia nuo vaikystės laksto po tas marias ir šiemet jau buvęs apie 8 kartus. Ir su juo bus tikrai lengviau. Žiūrėsim, kaip seksis. Mūsų tikslas – Kuršių marių žuvys. Audrius bus mūsų žvalgas, jis ruošia savo gamybos rogės. Vadinamasis paspirtukas, galit pažiūrėti, kaip tai atrodo. Iš tikrųjų pakankamai įdomus aparatas. Ir jeigu mes neturėtumėm šiandien Sauliaus su jo sniego motociklų, tai Audrius tiesiog susirenka savo tokias rogės ir nuo Ventės rago lekia. Jis sako, jam labai patogu, tada kai ledo nėra sniego, jisai mobilus, jis gali visą dieną lakstyti, važinėti, atrasti tą ešerį, nes iš tikrųjų, kaip sakė Audrius, kad ešerį galim rasti labai įvairiose vietose. Gali būti ir 2,5 km nuo kranto, ir 7, ir 5, ir toj krypty, ir žvėjas turi būti mobilus. Jau pėstute ta visiena šiek tiek apriboji save, o pavyzdžiui, su tokiu aparatu tu gali skraidžiut po marias, neturėsi jokio nuovargio ir gerai praleisi laiką. Taip kad jeigu esate fanai Kuršių marių, žiūrėkite į šitą aparatą, iš tikrųjų geras ir įdomus dalykas. Tokia Audriaus rekomenduojama šiandien įranga mūsų žvejybai. Kaip matėte, velnių evoliucija vyksta toliau. Kiekvienais metais mes vis randam kažką naujo velnyje. Ir dabar Audriaus velnės raudona. Nežinau, turbūt dažų daugiau turėjo raudonų. O sistema, kaip matėte, jau nebėra to kilpinio velnio. Iš principo visi, kas gaudo Kuršio mariuose, atsisakė. Kaip anksčiau mes rišdavom tą per kilpą velnę, kad šokliukai iš šonų šokinėtų, nes vis dėlto kabinas jie tarpusavį ir dabar viskas yra padaryta taip, kad velnias yra visiškai tiesus. Tai yra lygus velnias. Ir kaip matėte, viršų įrišama muselė. Violetinės spalvos ir Audrius sakė, kartais būna tokių žvejybų, kad 70% žuvies susirenka būtent ant muselės. Taip, kad mes irgi būtinai ruošiame panašiai savo žuklės įrankius. Ir, aišku, blizgutė. Mes gal bandysim šiandien ir vietoj blizgutės pabandyti pakankamai didelę švytuoklę. Jeigu rasime ešerių būrį, pasitikrinsim, kaip čia mariose reaguoja tas švytuoklės. Bet viskas pakankamai paprasta, įdomu. Ir žuklės įrankiai maždaug aiškus. Reikia pradėti ieškoti ešerių, daug gręžti ir pagauti, aišku. Audrius palieka mus ir praktiškai visą dieną mes jo nebematysime, susitiksime tik į žvejybos pabaigą, nes jis su savo rogėmis sako, kad kai aš vienas, kai aš su savo grąžtu ir savo rogėmis, kai neprisirišęs prie jokios technikos, kaip mūsų vadinamųjų sniego rogių, tai aš galiu judėti, ieškoti, fantazuoti ir aš žuvį. Žinoma, ir mes šiandien fantazuosime, ieškosime ir galvosime apie tą žuvį. Tai labiau, kad kaip matote, Kuršių ledas, nors ir ką besakytų sinoptikai, bet pakankamai storas. Čia jau be gero grąžto tikrai sunku, o ieškoti ešerių, kai tuo kečiu reikia padaryti begalę, išties nelengva. Čia neramus stintų pasisėdėjimas arba keletas vėliavėlių pastatytų vadinamosioms vėgėlėms. Saulius taip pat juda tolyn nuo manęs, vėlgi ieškoti tų žuvingų vietų, vis dėlto visi turim telefonus ir jeigu tik kažkas kažką atras, būtinai susiskambinsime. Taip, ešerių žvejyba tai pakankamai vienišas užsiėmimas, žvejant ant Kuršių marių, plotai čia dideli. Žinoma, jeigu jau atsiras ta vieta, bent jau
200 kvadratinių metrų atstume, kur galima gaudyti kartu, tai mes būtinai susirinksime. Pradžia tokia, kad susitinkame daug įvairių žvejų, kurie šiandien pasakoja, kad kibimas neypatingas. Daugeliui sekėsi pagauti vieną kitą ešerį, tačiau daug pravažinėjo. Štai Raimis, su kuriuo mes žvejojame lašišą. Žodžiu, Kuršių marios įdomi vieta. Nors atrodo plotas didžiulis, bet draugų tikrai gali susitikti daug ir tai yra smagu. Prie žvejybą su visais pasikalbame, aptarėme, kaip buvo vakar, kaip bus rytoj ir kaip buvo šiandien. Kaip visada, kimba tada, kai mūsų nėra. Va pirmasis užkibęs Saulėje ešeriokas, visai nepanašus į tos kuršmarininius klumpinius, apie kuriuos mes esame pripratę kalbėti. Tačiau ši žiema, kaip sakė pats Audrius Jakštas, pakankamai įdomi. Žiemos pradžioje, kai buvo vadinamasis pirmasis ledas ant Kuršių marių, marios pakankamai neblogai jam padalino ešerių ir buvo tiek su gražių ir fantastinių žvejybų. Tačiau dabar sekasi kur kas sunkiau ir ešeriai ne patys didžiausi. Tai viskas logiška, vis dėlto vasario pradžia tas metas, kaip jau ir mes sakėme, sausio pabaiga, vasaris, pūgų, vėjų, nestabilių orų metas ir žinoma žuvis nėra tokios jau linksmos ir patenkintos. Jos geriausiai, kaip žinoma, ant vadinamojo paskutinio ledo, tai vasario pabaiga, kovas. Aš tikiuosi, kad marios išlaikys tą ledą, nes, nepamenu tokių žiemų, kad vasario mėnesį jau mes su žiema atsisveikintumėme ir kalbėtumėme apie tai, kad viso gero. Vienas kitas ešeriokas, kaip matėte, sinchronizuojant meškerėlės, apie tai šiandien būtinai papasakosime, užkimba ir mums. Ir tai svarbiausia, kad mes atvykome ne nosį pakrapštyti, o gauti vieną kitą smūgį per nagus, vėlgi ieškoti tų ešerių ir tikėtis, kad sugausime didelių. Kuršių marios didelės ir jose rasti ešerį tikrai nėra taip paprasta. Tai toks šiandien miksas gaunasi, kad pradžioje įkiši velnią, padaužai su juo į dugną, ant jo visiškai šiandien nenori kibti, marių neaktyvius visai ešeriai, arba mes nerandam, nors iš tikrųjų skambiname su Audrium irgi, jisai, kaip matėte, mažiukų vieną kitą parinko, o šiaip tai judam pakankamai smarkiai, vienoje ir kitoje ir trečioje vietoje, bet idėja tokia, padaužai su velniu, padirbi geras 5 minutės, nieko nėra, įleidi blizgutę, ir tada už minutės arba sega ešeriukas arba ne. Vadinasi, velniai jiem visiškai gal ir per didelis masalas, per garsus ir daugiau dėmesio į planerį kreipia, į būtent blizgę. Įdomus toksai. Neaišku, kaip čia šiandien bus. Rasim mes to būrį, nerasim, bet dirbti reikia. O kad dirbti, tai jau grėž. Šiandien kokį 500 kečių. Ir nieko gero. Taip, jau grįžti ant Kuršių marių, tai iš tikrųjų bičiuliai reikia. Ir jeigu ledas storas, tai veiklos daug. Mes šiandien jau pervažiavome 4 vietas, pradėjome net nuo Rusijos sienos. Vėlgi grįžome arčiau krantų, tačiau su kibimais nesame labai patenkinti. Iš tikrųjų, vienur kitur iškrapštame apie vieną ešerioką, bet tikimės tos Kuršių marių bandos arba tos stebuklingos auksinės eketės, iš kurios galima pagauti, bet ne, štai veriasi tokie visai ne kuršmariniai. Ir kas įdomiausia, vis dėlto pagrindę žvejojame juos padaužydami velnį į dugną ir vėliau kišdami blizgutę. Ešeriai maitinasi nedidelėmis stintelėmis ir velnės gal toks daugiau, kaip sakiau, jų prišaukėjas, o blizgutė jau realus ir tikras maistas, bent jau panašiausias į maistą neaktyviems ešeriams. Tiesa, teko bandyti ir avižėlę, tačiau avižėlės vėlgi netgi tose ketėse, kur krapštė blizgutė, nekrapštė ešeriai. Na va, pažanga ant velnio. Gerai būtų, kad tai būtų ne paskutinis ešerys, bet
Oras ryškiai matosi, kaip keičiasi. Vėjas, sniegas ir šiąnakt pranašauja apie 20 metrų per sekundę. Aš galvoju, jaučia jie, kad yra čia tas orų perkritimas, permaina, nes tie kibimukai tokie matosi purkšti arba iš viso į velnę nekreipia dėmesio. Nu, taip yra čia ant marių. Didelis plotas. Ešerių aišku yra. Ir kartais būna taip, kad čia, kaip Audrius pasakojo, kad iš vienos eketės vos ne 10 kg pagavo. Bet yra kaip yra. Oras keičiasi. Gal dar aš turiu tą durną viltį, kad ant vakaro jie šiek tiek sujudės, nors iš tikrųjų labai abejoju. Bet jau toks vienas kitas seniai jau džiugina. Jau panašus, ar ne, į marinį ešerį. Lai gyvena, aišku. Atėjo. Darbų reikia dėti. Tokiuose pluotėse, nu kur tas ešerys? O gal ten, o gal ten, o gal ten. Taip. Kuršių marių plotai dideli ir vieną kitą ešerioką mes sugebėm atrasti, žinoma, ir Audriaus pagalba. Keletą kačių atsidaro tokių, kur kimba. Štai tokie ešeriokai ir pakankamai aktyviai griebia masalą, tačiau Audrius greit juos sukišęs į eketę vėl nudanda savo rogėmis ir mes su juo nebesusitinkame. Jis sakė, kad per dieną surinko 18 valgomų ešerių, nu tai nėra pats blogiausias rezultatas. Kas pagavo 8, kas 12, kas 14. Žodžiu, rezultatai tokie. Neprasidėsi visą dieną Kuršių mariose be kibimo, tačiau idėja tokia, kad vis dėlto kas ruošiasi važiuoti ten gaudyti ešerių, aš manau, kad geriausias laikas dar prieš akį. Vis dėlto vasario mėnesio pabaigoje, kovo pradžioje ešeriai jau bursis į didesnius būrius prieš savo nerštus ir tada iš tikrųjų galima, kaip žvejai sako, užsirauti ant fantastinio kibimo mūsų lietuviškoje pusėje, o nežinau kodėl, vis dėlto turiu tokią savo galvoje taisyklę, kad begalė Kuršių marių ešerių, pati didžioji dalis vis dėlto žiemoja Rusijos pusėje. Ten ir giliai didesni, ir akmenynai, ir dreisenynai, ir ten iš tikrųjų jų yra masė. Vėlgi vasarą tie ešeriai gal pajuda per Kuršių marias, tada juos gaudo ir iš laivų, gaudome ir mes Nemuno deltoje, bet didžioji dalis vis dėlto žiemoja Rusų pusėje. Ir mes būtinai ten nuvažiuosime šiemet. Tai va, tokia buvo mūsų pirmoji laidos dalis, mes jau krante. Geriau nepasidarė, sukilo tik tai galingas vėjas ir galvoju, kad antrą laidos dalį jūs matysite iš kitos vietos. Viskas tvarkos tom mariom, žuvies yra, kaip Audrius sakė, kad įmanoma jos pagauti, aišku, tikrai reikia ištaikyti ne tą orų permainą, ne kaitą. Svarbiausia, šiandien patikrinam abudu spiningėlius, pasidžiaugiam rytėm, nes būtent tokiai žvejybai rytės turi būti galios turėti, kad patrauktų tą žuvį vis dėlto. Šimano yra Šimano, ir Ekčeižiai, ir Nekseivas, aš manau, modeliukai pats tas tūkstantinį žvejoti velnių. Mes tikrai velnių dar pagaudysim, ne tik velnių ir atlinais, ir švituoklėmis ten, anoj pusėje, Rusijai. O dabar jų metas pailsėti ir susitiksim lygiai po pertraukos ir bandysim toliau gaudyti žuvį. Sveiki sugrįžę, žiūrintis antrąją mūsų laidos dalį. Tokį turėjom fiasko ant Kuršių marių ledo, nes kaip jau sakiau, keičiasi orai ir va, kitą dieną pasirinkome tokią, kad su lietum, su sniegu, su vėju ir su velniai žinokom, atvažiavam su draugais vis dėlto įsitikinti, ar blogas oras tikrai galioja visur. Tai yra orų permaina, orų kaita, nors kaip matėte, Kuršių mariuose įmanoma, bet sakiau, mes šiemet tikrai važiuosime į Rusiją. O dabar šiek tiek mūsų lengvo pasivaikščiojimo pusdienį, aš galvoju, mes čia praleisime nežerą, įsitikinsim, kad ten, kur mums visą laiką kimba prastai, bet nebūna blogo oro, ar ne? Būna visų pirma bloga apranga, o visų antra būna bloga nuotaika. O kai nuotaika gera, tai viskas tvarkoj. Tiesa, kaip matėte, ant Kuršių marių važinėjame su sniego rogėmis, nebuvo jokių plyšių ir net nebejoju, kad dabar, kai jau savaitgalį žada šalti, tai iš tikrųjų marios dar tikrai laikys bent jau vasarį ir mes tikrai bandysime juose gaudyti stintas, turbūt vėgėlės ir ešerius Rusijos pusėje. O dėl kablių, tai kabliai, nepamirškite, kad pas visus turi būti tiesiog kai labai storas ledas ir jūs įsitikinęs ledo saugumu,
tai smaigus jūs galite laikyti kišenį, nes kad nesitabaluotų labai smarkiai. Bet iš principo, jeigu einate jau Kuršių mariose, jeigu mes nevažiuotumėm, o eitumėm, tai ant kakliuko visą laiką jos turi būti. Geriau, saugiau, jeigu neesi įsitikinęs ledu, jeigu pirmą kartą ant ledo. Tai šitas turi būti ant kaklo. Tai va, o dabar mes bandom. Ledas ant ežerų taip pat storas, pakankamai ramu. Jo vaikščioti, su mumis gerų mūsų laidos bičiulių kompanija iš Tauragės. Janukas, su kuriuo mes visada žvejojame laukinius karpius ir iš kurio mokomės, nes jis iš ties puikiai supranta tą didelę, storą ir viską labai valgančią, bet turinčią labai daug įnorių žuvį. Taip, kad mes šiandien kartu ant ežero, vėlgi vyrai renkasi avižėles, aš švytuoklės. Dėl to, kad vėlgi švytuoklė, man tas masalas, kuriuo ežere gaudyti iš ties pakankamai patogu, avižėlėmis mes jau prisigaudėme šiemet upėse ir dar žinoma, būtinai prisigaudysime, bet švytuoklė tai tas masalas, kuris visada meškeriotoją palieka neabejingą ir visada galvoja, kad gali pagauti didelę žuvį. Dar vienas mūsų laidos bičiulis, su kuriuo mes kartu museliaujame. Vėlgi, kaip matote, jų rankose spalvotos avižėlės, nesakysiu, kieno čia įtaka, visoje Lietuvoje atitemptas variantas, bet spalvotos avižos, kaip pamatysite, turi savo variantų ir jas žvejoti galima. Artūras ir Jonas tikrai smagus avižėlininkai, jie kartu labai dažnai žvejoja ir iš ties prigaudo daug žuvų. Tvenkėsi iš mūsų vėjai ir audros, o mes jau ramiai su gerais bičiuliais leidžiame laiką ir žvejojame žuvį. Kągi, pirmasis kibimas ir nieko nuostabaus, kad švytuoklė griebė vadinamoji silkę. Taip, tokių lydekų šiemet teko sugauti daugiau nei 20 žvejojant ešerius. Tai nieko nuostabaus, kad ir šiandien žvejyba prasideda nuo jų. Lydekos tokios jau. Nežinau, kodėl jam patinka tos švytuoklės, ypatingai rapalos jigging, bet jos pastoviai kabina mūsų masalus ir kartais tada, kai sugalvoji neužsidėti pavadėlių, dažniausiai prarandi masalą. Šiemet buvo tai ne kartą. Bet vėlgi susitikinęs, kad iš ties gerai būna tada, kai ešeriai būna atsargus gaudyti be pavadėlių. Štai Gediminas jau pagavo pirmosius 2 ežerius, kol mes atėjome iki žuvingos vietos. Aišku, puolėme visi apgręžti tam, kad gerai leistumėme laiką. Ir ešeriai iš tikrųjų kimba. Oras, kaip jau sakiau, besikeičiantis, ešerių paieškoti reikia, bet štai tokie gražuoliai, jeigu atvirai, tai netgi dar šiek tiek didesni negu Kuršių mariose, kuriuose mes gaudėm vyram, kimba pakankamai aktyviai virpinant avižėlės. Nors, kaip sakė Jonas, avižėlininkas, iš ties ešeriai šiandien vėlgi jaučia turbūt taurų permainą, nes reikia labai išpurtyti juos tam, kad pagautum vieną kitą žuvį. Bet laimikiai gaudami avižėlę ir planais valais kalba patys su save. O mums belieka džiaugtis, kad šiandien tokia mūsų laida dviguba. Pabandėme Kuršių mariose, kibo mažesni. Pabandėme ežere ir žiūrėkit kokie paršiukai. Iš ties gražus žuvis ir gražus variantai. Ypatingai žvejojant avižėlę planais valais, nors lygiai taip pat smagu gaudyti juos ir masalui naudojant švytuoklę. Tai va taip gražiai, tauragiškiai leido laiką su mumis kartu ant ežero, gaudė avižėlėmis, purtė pačiais įvairiausiais metodais ir žinoma pagavo iš tikrųjų gražių ešerių. Smagu dažnai ant ledo susitikti su pačiais įvairiausiais žvejais. Vien pagalvojus apie šiandienos mūsų laidą, tai ir pirmoje dalyje Saulius Jokužis
Audrius Jakštas, vėlgi Raimis su savo bičiuliais ant paspirtuko. Kita dalis su tauragiškiais. Žodžiu, žvejoti vienam, aišku, tada, kai tu esi susikaupęs ir kai tu nori būti vienas, gerai. Bet žvejoti su gerų bičiulių kompanija, dalintis mintimis, masalais, visada fainai. Na, o kas gauda švytuoklę, tas gauda lydegas. Taip jau yra. Matosi, kokia monstrai gyvena žėrė, žiūrėkit, kaip jinai valgyta. O čia tikrai kažkas tai kalis ir kažkas tai iš rimtesnių lydekų, va. Kokie dantukai. Tai čia, aišku, gali visą laiką sulaukti tokio džiaugsmo, kad pagauti gali štai tokią žuvį, arba gali pagauti monstrą, arba nutrauks tau švytuoklę. Tai šiandien man labai sėkmingai, nė vienos nenukando. Dažniausiai, jeigu aš gaudau be pavadėlių, tai man nuryja, arba netgi jeigu gaudau su pavadėliu virš pavadėliu. Bet tokia šiandien diena, čia nieko nepadarysi, yra kaip yra. Tokia buvo ir ant marių. Mes galvoju, šiandien dar būtinai pažiūrim, kas yra ant marių Rusijos pusėje. Mes tikrai ruošiamės ten, netrukus darysim rimtą ekspediciją, gal netrukus. Netrukus, bet iš principo, manau, ten bus tikrai ką jums pažiūrėti. Vat ir viskas, ką norėjom šiandien parodyti. Rusijoje vaizdai geri, o realiai Lietuvoje tai turėjau prašiausią šių metų žvejybą. Bet nenorėkime mes visą laiką versti tais maišais, ten kibirais ir ten sakyti, koks aš geras žvėjas. Kiekvienas tas galiuko linktelėjimas, kiekviena ta lydekėlė ar maritas ešerys, visien yra gerai praleistas laikas. Daug geriau negu namie. Gamtoje bet kokio oro visada jautiesi gerai, sveikai ir svarbiausia gerai leidi laiką su visų draugų kompanija. Šiandien tiek. Nei iš vyno, nei uodegos, susitiksim lygiai po savaitės. Tikiuosi kibesnėse laidose.